Sveiki, aš Edgaras ir čia mano kolega Erikas. Turim šiai dienai labai įdomią rinkoje situaciją. Dėl to ir nusprendėm pasikalbėti taip greituoju būdu, tam, kad pabandyt paaiškinti, kas čia vyksta, kas vyks, kokios prognozės, bet turbūt apie prognozės jau yra labai daug prikalbėta. Tai šios dienos tikslas bus pasikalbėti, ką šiandien galim pakeisti, ką galim padaryti ir kaip galim, turbūt padėti transporto įmonėm susigaudyti visoje šitoj situacijoje, šitoj kainų sakykime, karuselėse. Tai toksai paprastas klausimas, kas vyksta su degalų kainomis, pigs jos, ar nepigs, ar stabilizuosis, o gal brangs? Labai dažnas klausimas, kurį užduoda transporto įmonės mums. Ir turim pasakyti, kad įrašą mes darom kovo 9 dieną, pagal kovo 9 dienos aktualijas turbūt ir kalbėsim, bet tendencija matosi, kad tikėtina, kad degalų kainos didės, nes yra tam tikras neapibrieštumas ir neapibrieštumo sąlygomis rinka dažniausiai reaguoja labai taip, aktyviai ir ne į transporto įmonių naudą. Tai dažnas klausimas, atsakymo tokio, kiek tiksliai auks, kiek tiksliai kokiose šalyse tos kainos keisis, mes tikrai neturim ir turbūt niekas ir neturės. Daug pranešimų yra padaryta ir verslo žiniose, ir televizijos laidose yra pasisakyta. Tai pagrindinis turbūt yra klausimas, kaip galima su tuo susidirbti, ką iš to galima išspausti. Tai mes šitoj situacijai padedam transporto įmonėms dažniausiai tiesiog susivokti, kas vyksta ir pabandyti išsirinkti geriausias degalų pylimo vietas. Tai gerai, dabar aš transporto įmonė, sakykime. Tai man dabar kokios šalys turėtų būti pačios patraukliausios? Važiuoju aš po visą Europą. Tai kur man dabar važiuoti, piltis ir ką daryti? Tokio vienareikšmiško atsakymo kaip ir nėra, nes labai priklauso nuo to, kokios šiuo metu yra sąlygos, ar nesutartos su degalų tiekėjais. Ir čia turim turbūt šiek tiek išsiplėsti ir pakomentuoti transporto įmonėm, kad visi degalų pardavėjai dirba skirtingomis sąlygomis. Ir pagrindinis dalykas yra šiuo metu išsiaiškinti, kokios yra tos sąlygos, kada jos keičiasi, kaip jos keičiasi, ir priimti atitinkamus strateginius sprendimus, su kuo iš tų tiekėjų labiausiai apsimokėtų darbuotis. Ir nuo to priklausys, kas yra tie tiekėjai, kokiose šalyse tos kainos bus vienokios ar kitokios, didesnės ar mažesnės. Tai aš dabar galiu žiūrėti į degalų kainų vidurkį, nes ką dabar matoma, vienoje šalyje pakilo daugiau, pabrango degalai, kitoje mažiau, vienas tiekėjas daugiau pakėlė, kitas mažiau. Tai dabar, jeigu aš noriu priimti sprendimą, pasirinkti šalį, degalų tiekėją, nuo ko čia tas turėtų priklausyti? Ir kaip tą padaryti? Turbūt svarbiausia, kaip? Pirmiausia, reikia išanalizuoti, ką mes turim šiai dienai. Tai pasižiūrėti į duomenis ar nepasižiūrėti informaciją, į tiekėjus, į sąlygas. Ir tik tai nuo to atsispirti ir bandyti dėlioti savo ateities tokią strategiją. Nes vidutinė kaina, jinai kaip tokia, iš esmės dingo iš akiračio, nes mes per dieną turim 10 ar 15 centų kainus pokyčius, skirtingose šalyse, skirtingai priklausomai nuo tiekėjų. Tai šiai dienai ypatingai aktualu yra stebėti tas kainas pasiremiant patikimai šaltiniais, ne vien tik tai kažkokia tai kaip nuogirdom ar ne, arba tais vidurkiais, nes tai tiesiog labai brangiai kainuos. Gerai, tai tavo nuomonė dabar. Va šiandien darėm vieną įmonį analizę, davė savo duomenis, pasitikrinom tos duomenis, ir matom, kad vienoje šalyje kaina varijuoja 20 centų, net ne 20, 30. Tai kaip tu ir sakėjai, pradžioj eina duomenų tikslumas, antroje eilėje, ar tu supranti tos duomenys? Teisingas? Taip, teisingai, nes čia yra dažniausia bėda šiaip ir visų sistemų ir visų įrankių, kurie yra šiuo metu rinkoje, nes trūksta supratimo apie tai, iš kur atkeliauja tos kainos ir kaip jos susiformuoja. Tai čia turbūt mūsų komanda daugiausia turi kompetencijos šitoje rinkoje ir daugiausia gali patarti ir pakomentuoti. Tai taip, tie kainų pokyčiai yra ir ypatingai svarbu dabar ne vien tik tai šalės, nes jeigu mes per šalis nagrinėtume kainas, netgi tos pačios šalies ribose tos kainos skiriasi labai stipriai. Tai reikėtų žiūrėti, kaip mes visada ir rekomenduojam maršruto lygmenį, tai reiškia, kad mes turim tašką A, tašką B, per kur mes važiuojam ir ten turim atsirinkti
tas geriausias degalų pirkimo vietas. Nu, ką mes padarėm prieš šitą podcastą, iš tikrųjų, tai paklausim savo dabartinių klientų ir potencialių klientų, kas jiem labiausiai rūpi. Kokie, na, sakykime, su kuo jie šiai dienai gyvena. Šiaip visą laiką jie gyvena su tokiais klausimais, bet šiandien tai yra tikrai labai aktualu. Ir pirmas toksai klausimas, kuris atėjo iš transporto įmonių, sulaukiam turbūt kiekvieną kartą, ne? Koks tiekėjas šiai dienai yra geriausias? Tai dabar turbūt aš dar pridėčiau prie šito klausimo geriausias / patikimiausias, ne? Taip, nes aišku, kaina daug ką nulėmė, bet klausimas, kas tą kainą nustato arba kaip jinai atsiranda. Ir tai, kad mes turim šiai dienai, pavyzdžiui, labai mažą kainą, nieko nepasako iš tikrųjų, nes tai gali būti tiesiog klaidinga informacija, neatnaujinta informacija ir tai gali kainuoti transporto įmonėje pakankamai daug pinigų. Šios dienos kaina Ispanijoje €6 yra gera ar bloga? Kaip pavyzdys, taip. Tikėtina, kad jinai yra tiesiog neteisinga ir čia yra pagrindinis dalykas, kad reikia tas klaidas eliminuoti. Jeigu mes prieš tai kalbėdavom iš esmės apie tiesiog kainos kažkokį tai užkrovimą, tikslumą, dažnį galbūt atnaujinimą, tai šiandien mes kalbam šiek tiek plačiau ir kalbam apie tai, kad tos kainos turi būti peržiūrėtas ir įvestas tam tikras kriterijus, ar jinai yra logiška, ar jinai yra ne tik tai logiška, bet ar jie galim patikrinti, ar jinai tokia ir bus. Nes rinkoje mes turim, pavadinkim, tos virtualius operatorius, ar ne, pardavėjus degalų, turime degalinių atstovus pačius, ar ne, kurie parduoda tos degalus. Ir mes turim suprasti, kokia yra ta grandinė, kaip informacija keliauja. Tai jeigu kaina pasikeitė, ar ne, rinka sureagavo, degalų pardavėjas nustatė naują kainą, perdavė savo partneriui tarpininkui, jis galbūt nesureagavo iki pietų arba iki kitos dienos, ar ne, ir mes turim seną informaciją. Tai visą šitą dalyką turi įrankiai, su kuriais mes dirbam, iš esmės, na, pagauti, ar ne, parodyti, kad yra kažkokie tai neracionalūs dalykai ir labai greitai leisti pakeisti, sutvarkyti. Nu, okei. Tai dabar, norint įmonėj šitą dalyką, na, kaip tu ir sakai, sužinota, ne? Tai ką jinai turi padaryti? Geriausia, aišku, paskambinti mums ir pasikalbėti, ir čia taip juokais galbūt kalbam, bet tai yra labai rimta. Iš tikrųjų, tai, ką mes sakom, tai yra pinigai, kurie gali kainuoti įmonėje pakankamai daug, tai mes kalbam apie ten 10-20 centų kainos skirtumus. Šiai dienai gali, pavadinkim taip, atrodyti gražiau tiekėjas, kuris neturi taip atrodyti, jeigu mes viską išsiaiškinam. Tai reiškia, mes turim turėti tam tikrą žinių bagažą ir žinot, kaip tą dalyką įsivertinti, kaip tą dalyką patikrinti. Tai tikrai labai rimta rekomendacija, tiesiog užsikreipti, paklausti ir sužinoti daugiau, kaip tą galima esančią dabartinę situaciją sutvarkyti. Nes aišku, mes kalbam dabar, lygiai ir atrodytų, čia toje auks, ar ne, galbūt čia susistabilizuos ir galbūt netgi ir pradės kristi, bet tie svyravimai yra dažni ir jeigu mes anksčiau irgi atkreipdavom į tai dėmesį savo vartotojų sistemos, tai dabar tiesiog kart 10 turbūt tai yra svarbu lyginant su to, kas buvo anksčiau. Jeigu anksčiau mes turėjom cento, galbūt 2 centų svyravimą ir įmonės galėdavo pasakyti, kad na, galbūt čia netiek mums ten ir svarbu, tai 10 ar 15 centų yra, manau, kad tikrai labai daug. Jo, nu ir to labiau, kad ką dabar girdim rinkoje, aš paantrinsiu, kad kai kurie degalų tiekėjai iš vis nebepasako kainų formulių, sako, žiūrėk, va, yra mano kaina, tu imk, žiūrėk ir neklausinėk manęs nesąmonių, nes čia tavo reikalai. Tai va šitoj visoj velnevoje, aš taip manau, kad tikrai dabar labai sunku transporto įmoniai susivokti, sakykime, šitoj situacijai. Gerai. Tai judam toliau. Sekantis klausimas, ką mes girdim iš transporto įmonių. Tai gerai, aš dabar dirbu su kažkokiais degalų tiekėjais. Turiu 3 degalų tiekėjus ir noriu pasižiūrėti, ar aš čia visgi su teisingais degalų tiekėjais dirbu, ar aš neprarandu pinigų dirbdamas su šitais tiekėjais. Tai čia kaip atsakyti tokį klausimą transportui? Į visus klausimus tikrai galima atsakyti, prasideda nuo vėl to paties skambučio ir pokalbio ir išsiaiškinimo, ką mes dabar turim šiuo metu. Tikrai turim papildomus įrankius, kurie leidžia labai greitai tą dalyką įsivertinti, ar tu dirbi su tinkamais tiekėjais, tinkamose šalyse, ar tinkamą strategiją iš principo įgyvendini, renkantis degalų pilimus. Nes tai, ką mes padarom, tai sujungiam visus duomenis, kuriuos įmanoma paimti
iš degalų tiekėjo, kartais reikia paimti iš kitų šaltinių tą informaciją. Bet iš esmės mes atsakom taip į tą klausimą, ar tu teisingai viską darai. Ir jeigu netgi yra kažkokių tai pastabų, kad tam tikrose šalyse galbūt tas tavo partneris galbūt nėra pats geriausias, ar ne, galbūt jis neturi ten tinklo kokio nors ar padengimo, tai mūsų analitiniai įrankiai leidžia tą dalyką labai greitai identifikuoti ir pasakyti, o kur iš tikrųjų yra tos vietos, tos spragos, kurios šiuo metu neužpildytos. O kiti produktai, nes dabar, ką mes matom rinkoj, tai dizelinas yra numeris 1, ane, jis pabrango 30 centų, visi stengiasi kažkokiu tai būdu surasti tą teisingą degalinę maršrute, bet kitos degalų rūšys, HVO, AdBlue ir šitų produktų duomenys. Kaip jie vaikšto, atiduoda visi tiekėjai, neatiduoda visi tiekėjai, kokia čia situacija? Tai turbūt reikia pasakyti, kad viskas brangsta pirmiausia, ar ne, kad visus kainos koreguojasi. Čia yra labai geras klausimas, nes jeigu įmonė jau pradeda nagrinėti alternatyvas, tokias kaip HVO, ir aš nekalbu vien tik tai apie Italiją, ar ne, kur dažniausiai būna, kad mes važiuojame į Italiją ir mes ten pasirenkame HVO. Tai čia yra geras sprendimas, klausimas, kaip kitose šalyse yra vykdoma, nes irgi yra tas produktas ir kitose šalyse pasiekiamas. Kainos kyla nevienodai, gali būti, kad šiandienai kyla 20 centų dizelinas, o HVO galbūt pabrango tik tai 5 centais kaip pavyzdys. Turėjom situacijų netgi, kai HVO tam tikrose šalyse kaip Vokietija buvo pigesnis už dizeliną ir tie, kurie pamatė, tie, kurie turėjo tos įrankius, turėjo tos tiekėjus, kurie siūlo tos produktus, galėjo pasinaudoti. Tai mes apie tai dažniausiai ir sakom, kad jeigu tu turi įrankius, instrumentus ir galimybės pasinaudoti, tu gali pasinaudoti, bet jeigu ne, nepakėlė to ragelio, nepaskambinai, nepaklausai, dažniausiai ir gyveni su tuom, ką tu turėjai iki tol. Nu gerai, tai dabar vėlgi grįžtam į tą pačią situaciją. Transporto įmonė sako, pasikreipė į mus, į Unvero, ir ką mes darom. Pirmi žingsniai, kas įvyksta transporto įmonė, sakykime, degalų kainų surinkimo procese ir darbe su esamais tiekėjais. Kokie pirmi žingsniai tam, kad klientas pamatytų tai, ką jisai turi pamatyti? Tai pradedam mes aišku nuo to, kad pasikalbam, ar ne, išsiaiškinam, kas vyksta šiuo metu, ką mes turim ir labai aiškiai identifikuojam, su kuo mes turėsime dirbti. Tai kaip ir kalbėjau, mes šitoj srity ne pirmus metus darbuojamės, dažniausiai vien tik tai išgirdę pavadinimą jau iš karto turim 3-4 klausimus, į kuriuos reikės atsakyti. Dažniausiai net neužkraunam tos naštos klientams, patys dažniausiai ir pasakom, kokie atsakymai turėtų būti. Tai iš esmės klientas užsikreipęs po kokios turbūt dienos jau gali tikėtis labai daug aiškumo savo kainodarui, nes vėlgi pasižiūrėjai transakcijų ataskaitas ar ne, pasižiūrėjai pavadinimus, į partnerius, su kuriais dirba, mums labai viskas pasidaro aišku ir mes iš karto galim judėti labai greitai į priekį. Nu gerai, tai dar vienas klausimas, kokį užduoda transporto įmonės ir sako, mes dabar pasikreipėm į Unvero ir kas mums yra įdomu, tai ar mano dabartiniai esami degalų tiekėjai pataiko į tą, sakykime, kainų lygį, kurį turėtų pataikyti. Tai pagal ką šitas yra nusprendžiama ir kaip transporto įmonė sužino, ar jisai yra ten, kur turi būti, ar jam reikia kažką tai padaryti? Na, tai aišku, palyginus viskas pasidaro labai aišku. Mes darom dažnai tokias analizės, kai įmonė sako, jau man tiesiog nieko negalite padėti ir aš jau pilnai susitvarkęs, visus procesus čia turiu idealius. Ir padarom mes tokį įvertinimą ir pamatom, kad labai daug vietų yra, kur galima taisyti. Ir tos sumos per metus yra tokios, kai ten 100 000, 200 000, kurios galima sutaupyti ir suvaldyti. Tai mes nekalbam apie kažkokius ten 1000 per metus. Praktika irgi rodo tai, kad įmonės, kurios pasijungia prie mūsų sistemos, tą dalyką nustemba. Taip. Tai čia toks, vėlgi grįžtam prie to paties, kad prasideda nuo pradžios, prasideda nuo to, kad mes kažkada podcast'e sakėm, kad kaip pas gydytoją ateini, kad nuo diagnozės tam tikros, tai čia irgi tam tikra prasme diagnozė, kad mes pamatom, ką turim ir kur norim atsirasti. O palyginti, įvertinti visą tai galim tikrai, klausimas tik tai, ar to reikia, nes šiandien dienai mes turbūt labiausiai sprendžiam klausimą, ką daryti. Ar ne tai, kad koks sprendimas yra ir kad jis nebūtų, kad po mėnesio mes galim jo pradėti naudotis.
klientas užsikreipia pas mus, iš karto pasižiūrim, ką turi, pajungiam ir kitą dieną jis jau gali pradėti naudotis labai gerų Ir mes instrumentų. jau galim pasakyti, kiek jisai sutaupys. Tai mes turbūt visada ir sakom, kad galima sutaupyti iki 300 eurų per mėnesį per vieną vilkiką. Čia yra standartiniam sąlygom, dabartiniam sąlygom tie skaičiai didėja. Nes jeigu tu nežinai, kad vienoje šalyje pabrango 10 centų, kitoje nepabrango ir važiuoji dar pagal įprotį, nu, čia tiesiog didėja tos sumos. Tai ir susimokė. Taip. Nu gerai, sekantis klausimas. Univero sistema. Irgi gautas klausimas iš klientų. Tai sako, aš esu mažas, turiu ten 5 vilkikus ir man čia nereikia. Tai reikia ar nereikia? Vienareikšmiškai visom reikia ir čia turbūt irgi toks, jeigu tu turi vieną vilkiką ar 2 vilkikus ar 3 vilkikus, klausimas, kaip iš principo tu tuos dalykus valdai. Tai dažniausiai tai yra perdodama galbūt vairuotojams, galbūt neturint tiesiog laiko. Tai ne vien tik tai sutaupimas ateina per tai, kad tu sužinai, kas vyksta ir su kokiais tiekėjais galbūt reikėtų kuriuose šalyse vykdyti tam tikrą degalų pirkimo strategiją, bet ir patogumo prasme. Ką tu papildomai gali gauti, tai informacija apie pasikeitimus, apie kainų tam tikras tendencijas ir pagal tai priimti teisingus sprendimus. O jeigu turi 100 ar 200 vilkikų, tai čia tiesiog standartinė situacija. Va, tos 100 000 reikia įsivaizduoti ir 50 vilkikų beveik 200 000 eurų gali sutaupyti, 100 vilkikų dvigubai daugiau. Tai va tokie skaičiai. Nu tai gerai, tai aš sutaupau 100 000, tai kiek tada aš turiu sumokėti? Sekantis klausimas. Labai geras klausimas, nes sumokėti tikrai nereikia 100 000, čia kaip minimum, bet turbūt pagrindinis dalykas, kad ką reikia pasakyti, kad pigiausi dalykai arba nekainuojantis dalykai yra patys brangiausi. Dar kartelį pasikartojam, jeigu valgai nemokamą maistą, tikėtina, kad tu esi maistas, ar ne, tas pats yra ir su degalų pardavėjais. Jeigu tau suteikia kažkokius įrankius ir instrumentus, kurie nieko nekainuoja ir tu čia tik tai žiūrėk ir pilkis tik tai su manim vienu ir daugiau nieko nenagrinėk ir net nevertink, tai čia yra ta kaina, kurią tu sumoki. Čia yra tie 100 000 per metus. Iš tos serijos, kai sako, aš tau nepasakysiu kainos formulės, o va yra kaina ir neklausinėk. Taip, tai visi šitie dalykai susideda ir pagrindinis dalykas, ką mes visada sakom, kad mūsų klientai tiek naudos, kiek gauna, tai yra tiesiog nepalyginama su tuo, kiek kainuoja šitas produktas. Ir gal irgi pabrėšiu, kad mes negalime įvardinti tiesiog labai aiškios sumos, dėl to, kad labai priklauso nuo apimties. Ir tikrai ne visi tiekėjai yra vienodi, ne su visais klientais vienodai pavyksta sudirbti, nes turim klientų, kurie ir virš 1000 vilkikų turi, tai ten, pavyzdžiui, įmonių grupė, net ten visai kiti klausimai prasideda. Mažesnė įmonė, ten 20-30 vilkikų yra galbūt kitaip sprendžiami tie klausimai ir visada randamas sprendimas. Okay. Papildomos paslaugos. Ką įmonė dar gali gauti? Tai nestovim vietoj, tikrai ne vien tik tai kainų monitoringas, tai ką mes siūlom, tai yra ir papildomi transakcijų iškelimo instrumentai, kurie leidžia pamatyti visas įvykdytas transakcijas, sukelt, suadministruot, pavadinkim taip, reiškia sulyginti per šalis, per teikėjus, per vilkikus, pasiskaičiuoti, kokios galim tikėtis ten akcizo grąžinimo sumos per mėnesį, kiek su PVM, be PVM visos mūsų išlaidos buvo. Čia vienas iš produktų ir antras toksai svarbesnis produktas tai yra analitika, kuri leidžia ne tik tai sukelt visą informaciją apie transakcijas, ne tik tai planuot degalų pilimus, bet ir įvykus transakcijai pamatyti, ar tai buvo geriausias pasirinkimas, kuris buvo padarytas ir taip pat matyti, kas gali būti ar kas gali įvykti, pavadinkim taip, ateityje, ar ne, su kokiais tiekėjais reikėtų dirbti. Tai analitikos modulis yra tas modulis, ties kuriuo mes dabar dirbam turbūt daugiausiai ir matom iš jo dar daugiau naudos, kurią gauna. Čia tas modulis, kuris ir parodo, kad jeigu išsišoka kažkokia nesąmoninga šiom dienom kaina, kaip mes kalbėjome, ne, Ispanija €3, tai tada jau žiūrėdamas į lentelę paprastą, ne, tu iš karto matai, kad pas vieną teikėją ten yra plus ten 20 ar 30 centų, pas kitą panašiai ir viena kaina yra, €3, €5, €6, tada tu gali iš karto suprasti, kad kažkas yra ne taip su kainodara ir pradėti kuistis jau giliau. Gerai. Visiškai teisingai, čia labai gera pastaba, nes kai tu pamatai, kad kažkas yra nelogiška, jeigu šiaip įprastinis skirtumas buvo centas ar 2, tai viskas gal yra ok, bet kai yra 20 ar 30 ir vienas teikėjas pabrango, kitas ne,
Ar tai gali būti du dalykai, ar ne? Vienas dalykas, kad tas tiekėjas iš tikrųjų nepabrangino kainos, visi kiti ją padidino ir tu gali pasinaudoti tą situaciją, bet jeigu matai nelogiškus dalykus iš tų tiekėjų, iš kurių neturėtų būti tos nelogiškos kainos, na, pavyzdžiui, tai yra šalies kaina, bet kaina netitinka šalies ar ne lygio, tai yra signalas taip, kuris sako, kad reikia kažką daryti tada. Dar vienas klausimas, su kokiais tiekėjais dabar gali, na, sakykime, atėjus transporto įmonė, tikėtis, kad bus labai greitai pajungta ir matys naudą ten po 2 ar 3 dienų. Tai kiek tų tiekėjų yra sistemai? Mes dirbam Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, šitose šalyse ir turim tikrai labai didelį sąrašą tiekėjų. Iš esmės, aš taip galėčiau garantuoti turbūt, kad įmonė, kuri pasakytų, aš norėčiau pasijungti, ar jūs dirbat su tuo tiekėju, tai dirbam. Turbūt nereikėtų net šito klausimo uždavinėti. Ir tas pajungimas dėl to yra pakankamai sklandus ir greitas ir dėl to mes ir galim pasidalinti šitomis įžvalgomis ir iš karto greitai privesti prie to, kad klientas galėtų naudotis jau sistema. Tai standartiškai būna taip, šiandien užsikreipia, jau rytoj naudojasi sistema. Tai čia atsakė iš karto ir dar sekantį klausimą, kiek laiko užtrunka sistemos nustatymas. Ir paskutinis klausimas, kokį mes gavom iš transporto įmonių, tai kur turėtume iš naujo dėrėtis dėl degalų sutarčių su tiekėjais. Tai čia tas kur turbūt būtų galima perfrazuoti, ar Unvero sistema, platforma padės man atsakyti į šitą klausimą. Ar man reikia dėrėtis, jeigu reikia, tai kur? Tai pirmiausia, turbūt ta sistema parodys, kad tai reikia daryti. Ir parodys tikrai, kur ir kiek reikia tai daryti, nes kalbėjom apie analitinius įrankius, kurie leidžia pamatyti tuos skirtumus ar net tuos atotrukius. Ir tada gali tiesiog jau savo maršrutuose žiūrėti, ką reikia daryti toliau. Ir tai gali pamatyti labai greitai. Tai iš esmės turbūt toks yra atsakymas. Nu, o jeigu transporto įmonė tavęs paprašytų, sakytų, žiūrėk, va, sujungiam duomenis, kartu pasižiūrim ir tai padėtum? Aišku, padėčiau, taip. Tai ačiū visiems klausiusiem, tikimės, kad neatsakėm visus klausimus ir sulauksim nemažai skambučių iš įmonių, kuriom degalų kainos šiai dienai yra labai aktualios. Ačiū ir iki. Ačiū ir iki.